Jei dairaisi užkandžių idėjų Velykų stalui, štai visos trys super gardžios ir labai šventiškos. Žaliesiams suktinukams į blenderį dedam špinatus, kiaušinius ir sūrius, sutrynę iki vientisos masės paskirstom ant kepimo popieriumi ištiestos skardos bei iškepame lakštą suktinukui. Jį pravėsusi tepame kreminiu sūriu, beriam raudonojo svogūno, smulkintos klasikinės zigmos silkės, agurko ir tvirtai susukę pjaustome nedideliais vieno kąsnio dydžio gabalėliais. Antrajam užkandžiui aliejumi patepame bei orkaitėje paskrudiname mini duonos riekeles, stambiai tarkuojam virtą burokėlį, prie kurio dedam smulkintos silkės filė, šiek tiek majonezo, pipirų bei gerai išmaišome. Gautą masę paskirstome ant duonos, Velykų nuotaikai sukurti ant kiekvieno sumuštinuko dedame putpelių kiaušinių puselę bei marinuotų agurkėlių. Trečiajam užkandžiui pasūdome ir orkaitėje iškepame pievagrybių kepurėlės, įdarui sumaišome kreminį sūrį, majonezą ir kepintus traškius svogūnus bei darome pravėsusius grybus. Ant kiekvieno dedam po gabalėlį silkės, pagyvinam petražolėmis bei paprikos gabalėliais ir turim 3 nerealiai skanias šventinio stalo puošmenas. Komentaruose parašyk, kurią ragautum pirmą.